Ne. Taip. 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 Ne, aišku, ne. Taip. Nu, ne. Taip. Taip, aišku. Ne. Žinoma. Ne. Manau, kad taip. Nu, taip. Ne. Taip. Nemanau. Taip. Aišku. Taip. Taip, ne. Jo. Tai aišku. Taip. Labai. Jo. Ką reiškia būti laimingu? Kodėl mes siekime būti turtingi? Tokie ir panašus klausimai mane nuolat lydėjo. Gyvenime sutikau žmonių su skirtingais požiūriais, skirtingomis mintimis. Kartais jas netgi užsirašydavau. Vartydamas užrašus, kaip tik prisiminiau keletą įdomių žmonių. Aš gyvenau žvėryne visą savo vaikystę ir priešais mano langus buvo Vilniaus pieno kombinatas. Ir mes žinodavom visokias skyles, kur galima pralysti tenai ir prisivokti visokių plombyrų ir dar visokių nesąmonių skanių. Mes linksminomės įdomiai, mes maišais tiesiog ištraukdavom iš to kombinato ledų ir kai jau prisivalgydavom, mes juos mėtydavom, pavyzdžiui, nuo namo stogo, labai gražiai sprogdavo, mums tada buvo linksma. Kai kaime veždavo šieną ir statydavo kūgius tokius, kupedas, ir tai čia žinėdavom. Tai aš manau, grinai buvimas kaime, nes visoje gamtoje, kai tu laisvai, bet kaip gali ten būti, tenais. Eidavo ant Tauro kalno pasižiūrėti į miesto šviesas kiekvieną vakarą. Tai man tas vienas iš tokių kažkokių tai veiksmų, kuriuos aš prisimenu. Aš eidavau su seneliu arba su tėčiu, kurie man visą laiką buvo labai dideli autoritetai. Jie įtakoja mano turbūt kažkaip tai koks aš esu dabar. Tai tos akimirkos su žmonėmis, kurie tau svarbus, jos visada laimingiausios yra. Įdomiausias prisiminimas ir su emocija prisimenu vokiečių kareivius, kad jie buvo labai tvarkingi, švarūs, gražūs, kvepėdavo ir aš visad iš mamos pabėgdavau, pas juos bėgdavau. Ir jie saldainiais vaišindavo, taip kažkur man labai taip išliko toks gražus prisiminimas. Čia tokias nesąmonės pasakoju. Kuo jūs skiriatės nuo kitų žmonių? Kitur paklausk. Kažko, man atrodo, kad visi aiškina, kad pas mane ilgi plaukai, bet tai čia aš nematau tame skirtumo kažkokio. Aš šiaip kojas kreivas, nieko aš nesiskiriu. Dantų mažai turiu, bet ką čia. Kuo aš skiriuosi nuo kitų žmonių? Aš galvočiau, kad aš tikriausiai esu nekantresnis negu vidutinis žmogus. Ir tikriausiai aš galbūt daugiau noriu negu vidutinis šiaip žmogus, didesnius turiu lūkesčius. Nieko nesiskiriu, nebent tai, kad aš daugiau turiu fantazijos. Iš kitų žmonių labai man trūksta fantazijos. Stengiuosi būti kiek galima jaunatviška, ypač patinka man jauni žmonės. Aš su jais galiu visad bendrauti ir man jų išdaigos labai patinka. Ir žiūrint laidas per televiziją renkuosi MTV, ten tokius įvairius tokios reportažus, kur jaunimas, kur jie ten dūksta, kur jie linksmi ir galvoju, kodėl manęs ten nėra kartu su jais. Man atrodo, kad aš esu visiškai praradus bet kokius įgūdžius primityviai mąstyti. Ir tai yra iš tikrųjų labai blogai, nes yra labai daug situacijų, kai galėtum tiesiog pažvelgti kažkaip paprastai, bet visą laiką matai kažkokios filosofijos. Tai yra labai sunku. Ir tu nežinai niekaip, kaip gali tai sugrįžti į tą tokį, vėl taip paviršutinišku kartais būtų. Nemoku. Ko tu labiausiai nori, ar ko tau labiausiai reikia? Labiausiai noriu laisvės. Ir to reikia.
labiausiai noriu mokėti būti atsakinga, nedarydama jokių veiklų, tai reiškia būti neatsakinga būdama. Noriu laisvės, kad nereikėtų už nieką būti atsakingai. Taip rimtai, natūraliai, kad tai būtų. Nu kažkaip tai tokių didelių norų taip ir nėra, kurie priklausytų, pavyzdžiui, nuo manęs. Bet visada žmogui norisi, kad viskas gerai būtų artimiesiam, anūkams mano. Aš žinau, pinigų gal. Nu, jeigu vieną dalyką tokį neįtin rimtų, tai pinigų trūksta truputėlį, hobiams, sakykim, pramogom. Ką dar? Vasaros trūksta truputėlį, visiškai nepasiilgau mokyklos. Nu, turbūt kaip ir kiekvienam žmogui norisi būti kažkam reikalingam. Tai mes visi kažką darom, norim, kad tai, ką mes darom, įvertintų kas nors. Tai mes norim kažkam būti reikalingi, kažkam naudingi. Tai ir man to norisi. Ar vagystė padedant artimui bėdoje yra nusikaltimas? Matai, labai slidu. Iš ko, kaip va tas vagystė padedant artimui. Padedant artimui vagystė, nu vis tiek vagystė. Nu, padedant artimui, tai kaip ir geras, blogas, va čia kaip viskas susivėlė, nėra balto juodo, yra ružava, yra šitas. Tai yra, va, tai yra britku, tuo pačiu smagu ir ta va vagystė. Vagystė jau kelintas, trečias ar kelintas, nevok. Bet artimui, 6 ar 7 padėk. Ir vėl susivėlė 3 su 6 ir nežinia, vat kažkur tai apie 5,5, nežinau. Čia toks Tado Blindos klausimas, svieto lyginimo. Taip, nusikaltimas. Jeigu vagystė būtų traktuojama kaip kažkokio savo turto susigrąžinimas, tai gal tai tada nebūtų vagystė, būtų ir kažkoks atsakymas, bet šiaip jau aišku, kad nusikaltimas. Nu ne, jeigu pavagi, pavyzdžiui, autostradą ar uostą, ar visus kolkozus padėdama savo artimui, tai čia ne vagystė. Bet jeigu pavagi alaus butelį Maksimoj, tai čia mirties vertės vagystė. Čia reikėtų labai konkretesnių atveju. Tai aišku, mes esam mūsų visuomenės sukūrus žaidimo taisyklės, kur įvardinta, kad vagystė yra nusikaltimas, tai vagystė yra vagystė ir nieko daugiau. O jeigu ten aplinkybės vienokios ir kitokios, tai galbūt ta vagystė pateisina, kaip sakyt, padaro daugiau gėrio negu blogio, bet jinai vis dar yra nusikaltimas. Vienareikšmiškai taip, nes padėti artimui bėdoj, aišku, reikia, bet viskas yra paprasta, įstatymas yra nevok. Turbūt negalima bendrai atsakyti taip iš tą klausimą. Čia reikėtų žiūrėti individualų atvejį. Ta prasme, galbūt kartais tu gali padėti žmogui, bet kuriuo atveju visada reikėtų ieškoti sąžiningo būdo, kaip išspręsti vieną ar kitą situaciją. Nes jeigu tu padedi kažkam ir dėl to kitas nukenčia, tai čia ne pagalba. Jeigu tai nepažydžia tavo kokių nors vertybinių normų, nes, matai, kiekvienas labai skirtingas. Jeigu tu prieš save nemeluoji, tai aš manau, kad ne, kad draugą nelaimėje pažinsi ir kartais tenka pameluoti. Dėl to. Kas svarbiau, mylėti ar būti mylimam? Čia labai geras klausimas, todėl kad iš tikrųjų, kas svarbiau, mylėti ar būti mylimam. Tikriausiai
Pasakysiu taip, iš egoistinių paskatų galvojant apie patį save, tikriausiai be abejo žmogui žymiai daugiau širdgėlos ir problemų sukelia tas dalykas, ar jisai yra mylimas ar nėra. Svarbu yra mylėti nelaukiant, kad būsi mylimas. Tai būtų puiku, bet labai nedaugelis tai sugeba. Ko gero, žinai, svarbiau būti mylimam. Tada nebūsi pastumtas, nebūsi šitas, galėsi parazituoti kurį laiką, narcizintis prieš save, žinai, kažkiek tai dar... Mylėti. Aišku, mylėti. Tai kita vertus, jeigu tu nemyli, tai ir nesi mylimas, o jeigu myli, tai kitaip ir nebegali būti. Čia, žinai, Dievas yra padaręs klaidą, kad sukūręs vieną žmogų į moterį, o kitą į vyrą. Ir kada atsiranda toks mąstymas, kad vienas yra vyras, o kitas yra žmona, tada ima rastis kaip grybai po lietaus kunigų seminarijos ir vienuolynai. Ir tada jau grybauk kiek nori. Nes va čia svarbu labai abu dalykai. Meilė ir pamilti yra lietus, Lietuva. Ir iš čia atsiranda vaikai. Čia rimtas klausimas. Manau, kad svarbiau gal būtų rimčiau būti mylimam. Na, žinai, kaip mylėti ar būti mylimam, čia tokie susiję dalykai. Jeigu mylėsi, tai ir būsi mylimas. Realiai. Jeigu nemylėsi, tai nelabai būsi mylimas. Tai yra labai abudu svarbus. Jeigu tu nejausi meilės, tai tau bus sunku mylėti. Jeigu pats mylėsi, tai ir tave mylės. Tai čia, žinai. Ar vienas žmogus gali pakeisti pasaulį? Be abejo. Kodėl ne? Aš manau, kad gali ir gali ir į blogąją pusę pakeisti ir gerąją ir be abejo gali taip. Jis gali keisti, bet pakeisti ne. Niekas nepakeitė pasaulio, jau milijonus metų niekas nepakeitė. Kas pasikeitė? Aš nematau, kad pasikeistų kažkas. Tai, ta prasme, aš įsivaizduoju, jeigu visi tai darytų, tai jo, tada galima pakeisti. O vienas, jisai gali ne veltui sako, vienas laukinė karys. Gali. Tai bandė daug žmonių. Šitos bandymus daugiausia daro neužangos, kurie nuo mažens yra ujami, nuo mažens engiami. Tai yra neužangų kompleksas, kurie nuo mažens buvo spardomos šikinės, kurie niekada neįsitvirtino gyvenime. Mes visada matėm Napoleoną, toks buvo. Hitleris lygiai toks pat. Neužauga, nevykęs menininkas, Stalinas lygiai toks pat. Leninas tuo labiau. Dabar atsirado Putinas, lygiai toks pat. Taip, gali. Pavyzdžiui, Edisonas išrado elektros lemputę, tai pakeitė pasaulį. Tada kitas klausimas, kuo jūs labiau pasitikite, mokslu ar religija? Ne, atsiprašau, nelogiškas klausimas. Nei logiškas klausimas niekada neatsakinėjai, nes man gėda atsakinėjai tokius klausimus. Galvoju, čia geras klausimas, ko aš pasikau, niekada apie tai nesusimaščiau. Aš pasikliauju žmogum iš tikrųjų. Oi, mokslu. Kodėl taip kategoriškai? Nes aš šiaip esu nusistatęs truputėlį netgi prieš krikščionybę ir taip toliau. Religija, aišku, budizmas, pavyzdžiui, man labiau priimtas būtų, bet, nežinau, mokslas, man atrodo, daug tikresnis dalykas, daug labiau, tiesioginis. Manau, kad savo gyvenime, savo principuose pasikliauju Dievu, visų pirma, ne religija, bet Dievu. O mokslas yra visa mūsų buitis dabartinė, tai nuo medicinos iki, nežinau, inžinerijos,
kas tik ateina į galvą. Nu, mokslas yra sumaišytas labai su moterim, nes tų moterų atsiranda mokslininkių. O religija, ten vieni vyrai nepriima moterų. Ir jeigu jos įstoja į kunigus, šėtono pavadina. Na ir čia, reikia mišrainiais, aš sakyčiau. Net ir bačkai. Kada paskutinį kartą verkėte, gal atsimenat? Jo, atsimenu. Užvakar. Vakar. Šiandien? Senai. Realiai net neatsimenu, lyg šią vasarą verčiau ar ką nors tokio. Gal kai mano brolis išvyko, nes jis labai ilgam išvyko tenais į Aziją. Verkiau, kai atėjo į šį pasaulį man labai artimas žmogus, mano sūnus. Aš esu šiek tiek sentimentalus ir aš nemanau, kad ašaros yra nevyriška ir kad ašaros yra negerai. Ašaros yra taip pat natūralu kaip ir juokas. Nu, aš kaip vyras niekada neverkiu. Gal tai mano klaida. Net vaikystėje. Nu, vaikystėje gal buvo, kada mama davė sušluotą per užpakalį. Tai kažkur buvo 6 metukai. Tai buvo paskutinis kartas. Teisingai padarė. Teisingai padarė. Labai myliu savo mamą. Pasitaiko, bet man atrodo, kad čia normalu. Būtų turbūt keista, jaučiausi keista, jeigu neverčiau. Bet aš niekada neverkiu viešumoj. Turiu tą problemą. Iš tikrųjų, tokia pilna puikybės esu, tai niekada neverkiu viešumoj. Tai niekas turbūt, kitas žmogus negalėtų pasakyti, kada aš verkiau. Net žmogus gyvenantis su manim, mano šeima, dar kažkas. Ne, taip greit neprisimenu. Galiu pagalvoti. Verkiau tikrai, nežinau, gal prieš 2 savaitės, nežinau, čia seniai ar neseniai, ne, gal seniau. Dabar labai taip toksai nešlapęs laikas, bet nežinau, kaip pasakyti. Jo, bet taip, kažkada visai neseniai verkiu, skaitysim, kad mėnuo yra neseniai. Ko jūs labiausiai bijote? Bijau būti nereikalingas. Tarakonų ir karo. Tai yra 2 dalykai, kuriems aš turiu fobiją. Daugiau? Ne, daugiau nieko nebijau. Likti vienas. Aš nekenčiu vienatvės kaip po tokios. Aš negaliu, jeigu, pavyzdžiui, šeimoje, išvažiuoju, kaip ten pasitaiko kaip nors, kad aš vienas, tai aš negyvenu bute, aš tada einu pas draugus, arba prisikviečiu. Tas vienat, kad aš liksiu vienas, dabar gal jau pradedu nugalėti, kad aš vieną naktį aš galiu pernakvoti namie pas save. Ir tai jau žiūriu televizorių iki kol aš išsijungsiu, ta prasme. Bijau uošvės. Uošvė, jeigu pasakysi, jinai filologė, ir jeigu pasakysi aplamai, apskritai, tai jinai būtinai pataisys tave ir aš bijau šnekėti. Ką žinau, manau, kad šiuo metu labiausiai bijau prarasti kažką iš šeimos, ypač motiną, tėvą ar brolį, nes ir tėvą pastaruoju metu ir prošnelį, ir senelis išėjo, tai dabar labai kažkaip dėl šeimos nesaugiai jaučiuosi. Smurtas man nėra priimtinas labai. Žinau, gal daug kas sako, kad aš agresyviai atrodo, taip, nesvarbu. Bet iš tikrųjų aš labai netoleruoju smurto ir kažkaip aš jo labai, mane tai gąsdina gana, iš tikrųjų. Tai turbūt taip ir būtų. Įsivaizduokite tobulą gyvenimą dabar. Ar jis labai skiriasi nuo dabartinio? Taip, tada aš atgaučiau savo žemę Žemaitijoj. Ten mano draugai, kokie tai karaimai, būtų vėl pakviesti į Trakus, dabar tik kapai beliko. Ir
nu gal dukra mano, aš pavadinau Karlo Markso gatvę Pašilaičiuose Gabijos ugnies deivės pavadinimu, ji tada gimė. Nu ir tada Lietuva liepsnotų, kaip liepsnojo Gedimino laikais, o mes rašytumėm laiškus visiems į Kiniją, į Iraką, Iraną, Ameriką, indėnams, rūkytumėm tabaką. Ne, labai visai nesiskiria. Mano gyvenimas tobulas. Viskas, neturi ką pasakyti daugiau. O ar daug žemės jūs atgautumėt? Nu, kokie 13 hektarų autostradoje Kaunas Memelis. Iš šlagbaumo statyčiau iš karto mokestis. Nepraleistumėt nei vieno? Nei vieno. O kodėl taip? Nu, užsirūkyti, išgerti alaus ir Šešuvis neprasta upė. Jį įteka į jūrą, o jūra į Nemuną, man atrodo. Tai jis turbūt ir yra tobulas, netobulas mūsų požiūris, tik tai yra. Gyvenimo tobulumas priklauso nuo mūsų, viskas priklauso nuo to, kaip mes į viską žiūrim. Yra žmonės, kurie turi viską ir jie yra nelaimingi, yra žmonės, kurie neturi nieko, sėdė kažkur kalnuose ant uolos, medituoja ir jie turi viską. Jiems gyvenimas tobulas, čia priklauso tik nuo mūsų požiūrio. Bet iš esmės jis yra tobulas. Tik reikia dar šiek tiek patobulinti. Visgi, ar jūs esat laimingas? Nu, daugiau negu nelaimingas. Nu, pasakyti laimingas arba pasakyti aš tave myliu, tai čia yra tušti žodžiai. Nes, nu, nėra kas ta laimė, kas ta meilė, žinai, čia. Bet, vat, aš skaitau, kad man daugiau sekasi, negu nesiseka. Be galo laimingas. Jau mato iš mano veido, kad laimingas, ko tada klausti. Daug dievė tau būti tokiam laimingui, aš. Jo. Vat, turiu katiną, turiu draugų, turiu hobių. Vasarą prasmingai praleidau, kaip ir viskas gerai. Pašėlusiai, nes kiaulių maras visur, Lietuvoje neliks kiaulių, briedžių, šernų, zuikių. Liks tik ekskursijos į Gedimino pilį. Viena po kitos, be perstojo. Pažiūrėt, kaip atrodo Lietuva be kiaulių. Aš laimingas esu, laimingesnio pasaulyje nėra. Netikėkite mano skausmu, aš laimingas esu. Tarp nakties valandų svaigulingus kančios ugnyje. Aš laimingas esu, laimingesnio pasaulyje nėra. Mačernis. Ir visiems linkiu 12-okam apsispręskit, ko norite iš gyvenimo. Viskas. Tai gerai, tvarka. Tai ačiū Jums, sėkmės, Waldorfas rules. Tau neužteks plionkės, man atrodo.